Sveiki! Šiame mokomajame vaizdo įraše kalbėsime apie prekių kortelių kūrimą. Sukurti prekės kortelę galime 3 būdais ir juos visus šiame įraše ir aptarsime. Kad sukurti naują prekės kortelę, mums reikia susirasti ir atsiverti prekių lentelės formą. Norėdami rasti šią formą, kairėje lango pusėje tarp modulių susiraskime modulį pavadinimu atsargos ir spustelkime šį laukelį. Kai paspaudžiame, programa mus nukelia į atsargų modulį, mums tai indikuoja šis užrašas viršuje. Esant atsargų modulyje, tarp kodifikatorių randame AL32 prekių lentelės formą ir su pelyte paspaudžiame ant jos. Paspaudus, atidaromas naujas langas, kuriame galime matyti prekių lentelę ir ją naudotis. Jei prekių lentelėje nėra ieškomos prekės, tos prekės kortelę reikia susikurti. Pirmas būdas, kuriant prekių kortelę, yra naudotis TechDoc duomenų baze ir automatiniu prekės kortelės užpildymu. Kad tai atliktume, pirmiausia spaudžiame ant mygtuko esančio viršuje kairėje pusėje su užrašu Naujas. Paspaudus mygtuką, programa mus nukelia į naują langą, kuriame užpildę privalomus laukelius sukursime naujas prekės kortelę. Kad laukelį užsipildytų automatiškai, mums užtenka žinoti tik prekės gamintojo kodą arba kitaip gamintojo artikulą. Laukelio pavadinimu gamintojo artikulas dešinėje spaudžiame TechDoc mygtuką, kuris atidaro naują langą. Šiame lange atliekame paiešką pagal gamintojo prekės kodą. Taigi, suveskime kodą 32662300043 ir spaudžiame mygtuką Ieškoti. Štai matome prekė surasta ir mums telieka 2 kartus spustelėti ant jos. Paspaudus iškyla naršyklės pranešimas, kuris klausia, ar norite užpildyti pasirinktą informaciją į prekės kortelę. Kad patvirtintume, spaudžiame OK. Pranešimas dingsta. Dabar naujoje prekės kortelėje informacija yra automatiškai užpildyta. Spaudžiame viršuje dešinėje esantį mygtuką Uždaryti ir mus grąžina į prekės kortelės kūrimo langą. Kaip matome, visi būtinieji laukeliai, tai yra raudonų tekstų žymimi langai, yra užpildyti. Ir tuomet galime spausti mygtuką Išsaugoti. Grįžę į prekių lentelę, galime rasti mūsų sukurtą prekės kortelę. Kad įsitikintume, kad ji yra ten, padarome paiešką pagal TechDoc ID arba bet kokį kitą kriterijų ir matome, kad ji yra štai čia. Dabar pavaizduokime kitą būdą – sukurti prekės kortelę rankiniu būdu, nuo nulio. Šiame pavyzdyje kursime tą pačią prekę, todėl ką tik sukurtą prekę ištrinkime. Pasirenkame prekę spusteldami ant jos ir tuomet spaudžiame mygtuką Trinti. Tuomet vėl spaudžiame mygtuką Naujas ir mums atidaro naują langą, kuriame turime užpildyti privalomus laukus pažymėtus raudonai. Laukelis prekės kodas privalo būti unikalus ir nesikartoti. Todėl rekomenduojame prie gamintojo prekės kodo pridėti brūkšnelį ir brendo pavadinimą didžiosiomis raidėmis, kad užtikrinti prekės kodo unikalumą. Taip pat rekomenduojame kode nenaudoti tarpų, lietuviškų raidžių bei įvairių simbolių kaip šauktukas, klaustukas ar panašiai. Taigi, įvedame mūsų prekės kodą, dedame brūkšnelį ir įrašome brendo pavadinimą. Tada įvedame prekės pavadinimą, šiuo atveju amortizatorius. Šis pavadinimas spausdinasi ant visų dokumentų. Prekės grupę reikėtų pasirinkti iš sąrašo. Sąrašą galime atsidaryti paspaudę mygtuką su daugtaškiu iš dešinės. Atsidariusiame naujajame lange pasirenkame norimą grupę. Šiame pavyzdyje vėlgi amortizatorius. Barkodas yra privalomas laukas ir negali būti tuščias. Jei prekė neturi barkodo, paliekame sistemos siūlomą trumpąjį barkodą. Pagrindinis mato vienetas, taip pat kaip ir prekės grupė, turi būti pasirinktas iš sąrašo paspaudus mygtuką su daugtaškiu. Pavyzdžiui, jeigu prekė būtų skystis ir matuojama litrais, reikėtų pakeisti mato vienetus. Bet šiuo atveju pildome amortizatoriaus prekės kortelę,
todėl nieko nekeičiam ir galime spausti mygtuką uždaryti. Toliau galime pildyti laukelius. Gamintojo artikulas. Jei prekė yra TechDoc duomenų bazėje, galime įvesti TechDoc artikulo numerį. Jei nėra, vedame gamintojo kodą, kuris yra ant prekės dėžutės. TechDoc artikulo numeris tai yra TechDoc prekės kodas. Jei prekė yra ne TechDoc duomenų bazėje, tuomet šiame laukelėje reikia įvesti šios prekės analogo kodą, kuris yra TechDoc. Kitas pavadinimas tai yra papildoma informacija, kuri nesispausdina ant dokumentų ir naudojama vidinėms reikmėms. Gamintojo laukelis galime pasirinkti iš sąrašo. Brandas taip pat pasirinkame iš sąrašo ir užtikriname, kad jis atitiktų gamintojo kodą. Jei laukelėje įvedėme, tarkim, Bosch kodą, tai brandą irgi pasirinkame Bosch. Kai viską įvedame, spaudžiame išsaugoti ir grįžtame į prekių lentelės langą. Dabar apžvelgsime paskutinį, trečią būdą, kaip galima paspartinti procesą, jei panaši prekė jau yra sistemoje. Prekių lentelėje susirandame panašią į norimą kurti prekę, pažymime ją paspaudus ant jos ir tuomet spaudžiame mygtuką naujas. Programa automatiškai supildo kortelę pagal pažymėtą prekę, o mums belieka pasikeisti prekės kodus ir barkodus pagal naują prekę. Tai atlikę galime spausti išsaugoti ir nauja prekės kortelė yra sukurta pagal pasirinktą prekę. Šiame mokomajame vaizdo įraše aptarėme, kaip sukurti naują prekės kortelę automatiškai pagal gamintojo kodą, kaip ją supildyti visiškai rankiniu būdu, bei kaip galime paspartinti darbą, kopijuojant esamą kortelę. Ačiū už dėmesį ir lauksime jūsų sekančiuose vaizdo įrašuose.